malonu, bet gal labai nesiskirsta. Nebent gal tik garsas. Tai žodžiu, legu parsivešti šiaudų. Šiaudai pakrauti, tai iš tikrųjų gerai, kad yra gerų draugų ūkininkų, kurie bėdoj nepaliek, nes su šiaudais buvo jau problema, nes dabar ir likęs vien rulonsa, o dar realiai visi buliukai fermui bus apie 2 savaitės. Tai dabar tom 2 savaitėm tikrai užteks, ir dar liks keli rulonai mažiukam per vasarą pasikreikti. Na, einam pažiūrėti, ar bus viens fokusas, ar nebus. Pasirodo, nėra, nes dabar persivari biškiu iš vienutės čia veršių. Tai viens juduks labai mėgėjais buvo šitais. Buvo golis įtaisęs, bet gal jau nebelys, nes tas nėra labai patogu, kai reikia valyti visus kakus paskui nuo bile kur. Ką, neina miltų duoti. Sveiki gyvi, tai toliau darbai. Susitinkam iš pono kukurūzą Rimą, kur siesas vėl kukurūzas, bet dabar gaunas, kadangi dirva susiaurė, perėjus per kelią netoli gaunas pieva. Tai einam pažiūrėti. Nu, kur grins molins, tai kol kas ir kaip ir lika, bet einant į gražesnę vietą, aišku, to tolygumas šiemet nebebūs, jau bus pilnai 3 metai, kai šienaujas. Bet vot kur gražesnė vieta, kur žinau, kad nemolins, tai yra. O dar realiai, nu, mažiausiai 3 savaitės kol pjausas, nes nesinori persiauginti. Tai žiūrėsim, kada čia tas šienautis startuos. Bet aišku, ir šiai pievai paskutiniai metai, tai šiemet jau tų gerų, kaip sakant, rezultatų, gerą derliaus nebijau ko tikėtis. Tai va, gražus rytsam, pats tas darbuotis, tai kaip ir minėjau, dabar paskutinis ariams yra kukurūzų jau, kukurūzas siesas, jeigu taip suapvalinus, tai 5 hektarai, tai žodžiu šiandien reikia apserti, kad, bet jau ta prasme laiks jau, nebėr čia ko belaukti, jeigu būna žemė paruošta, tiek da paskui nežinau, šiaip ganėtinai dailiai aras, tai bus matyti, ar darysam lyginimą, ar nedarysam, ar tiesiog prisėjai iš karto kultivatorium, nes po savaitės, sakykim, geros atvažiuos sėti, nes planuojam sėti apie gegužės 10-11, kadangi nėra dideli plotai, biški tų šalmų bijom, nes čia dabar su tais orais nesupaisys, aišku, ir tuo laiku pasėjus gali būti, bet nu, jau tikimybė vis tiek mažesnė. Bet tik vieną dalyką niekaip nesuprantu, dėl ko taip daro ir taip visiškai negalvojant padaro, tai galiu parodyti. Iš po žiemos labai gražias, plačias, kaip suprantu, vikšrinė ekskavatoriaus vėžės. Dar kad būtų palei šoną dirvos galą važiuojant, tai viskas gerai, ta prasme, čia ne pieva, bet dabar reikia galulaukį apsisukinėti. Nėra labai gėlės tos provežas, bet pasipurtit nėra smagiai. Tai, nu, nesuprantu, kas svarbiausia realiai, taip skersai dirvas šuovi, galvo, aš kaip noriu, taip važiuoju. Bet, nu, tas nėra gražiai, tai geriau taip nedaryti. Nu va, turim paveldą.
susitvarkėm su paveldu tokiu labai smagiu. Po senų laikų tų dratų dar pasitaikė jau ne pirmi metai aras, bet vis tiek atsirand, tai niek nepadarysi, susitvarka ir viskas. Tai va, pirmą galų laukeras, tai kažkur jo varims į pusėnį, šitoks į susiaurėjams, ta prasme, nu, yra ilgas galas, bet susiaurė paskui ir tai jau einam į gerąją pusę. Dabar jau tos vėžės nebegalų laukiai, kaip rodžiau, ten gal iš to galo nesimatė, pasakiau, kad išvažinėja su ekskavatorium, tada pagaunasi jau vidury dirvas. Tai dabar kiekvieną kartą, va, smagiai pasidaužai ir važiuoji toliau. Turime naują, tiksliau į kitą dirvą, tai gal kam geležies? Ne. Nu, nereik, tai nereik, pasiliuksiu. Nu ir viskas, pagaliau šiemet bent rudenį. Bent pavasarį arimai tikrai baigti. Bet jaučiu, kad rudenį tikrai nersam niekam. Tai plūks iki kitų metų viskas į pavėsį, ilsėtis. O aš dabar varau apsišerti ir šiandien būtų tiek. Sveiki gyvi, tai ryts kaip ir nebaisiai ankstyvus, bet pradedam darbus laiku ir, kaip sakau, šeštadienis darbadienis. Tai varau dabar į fermą. O būnant fermai bus matyti. Tų, kaip sakant, darbų, darbelių yra daug. O kaip į ką, nuo ko pradėsim, tai bus matyti. Pasirinksim, kas kokiu oru patogiau daryti. Tai šiandien dar ir naminės kombikormas didesnis užsimaišyms vyksta. Antras maišytaus pilnsu, nes dabar kadangi per darbus laukuose fermoje te būna mažiau, tai šitais didmaišys prisimaišysam, prisipilsam ir bus rami galva. Tai ką, lekam pasivažinėsam sykiu tą biškį. Nu tai o, kaip išvažiavom sykiu, taip ir grįžtam sykiu. Įsisukau į Stongaičius ir kiek šitų valandų yra? 23. Tai iš kartą šerti didžiuosius bulius. Na ir tuo pačiu, kaip sakant, visą vakarinį šėrimą. Miltų bus primaišyta, tai bus labai didelis pasilenkinimas, nes dabar gaunas vos net laukuose darbai, ta prasme, turi išliekti, reik šertis, miltų nėra, reik staigiai pramaišyti, nes, nu, neduoti to, nu, neįdėti rapsą, tai gaila šerti taip, kad dabar, žodžiu, biškį pasirašėm tam darbymečiui, bet dabar iš tikrųjų vėl iki to žiemos sezono, tai reikėtų taip vis ir prasimaišyti daugiau miltų. Iškart skaniai silosą jėda. Tai
varom prie kitos fermos pašerti. Taip, visą dieną lietus. Pelkių yra, žemė neblogai, sakykim, tikrai neblogai palaistyta, nes taip ir stipriau, ir biški silpniau, bet taip sodriai gražiai visą dieną lietus. Tai nuotaika iškart geresnė, kad ir nieka kita tokių orų nenuveiksi, bet tas lietus tai čia tikrai įspūdingai. Ypač dabar gegužės pradžia, pradės ir jau, sakykim, oro temperatūra šiltesnė būti, tai lietus labai laiku ir vietoj. Nes bent Žemaitijos pusėje, tai per paskutinės 3 savaitės to lietaus tikrai vis gavom, nežinau kaip kitur iš tikrųjų, tai skūstis negaliu. Bent pirmos žolės, manau, tikrai turėtų būti, nes dabar ir vasarinė jau sudygė, tai kur visur šienavims yra, tiksliau mišinys šienavimui. Tai dabar vis tiek tas lietus gerai, manau, palaistis. Tai bus kančianauti, o ant atolų bus jau matyti. Neskubėkim tiek į priekim, svarbu dabalyn, o toliau jau vis tiek kažkas bus. Beveik kaip su dalytuvu, kai susilo su šeras, šiaip visai patogiai priskleidžiau. Tada šitais miltų 2 kibirai viskas ir miltai niekur nedingsta, nes kaip su šienainiu, tame kai šrulona duodas, tai tiek atrodo nepatogiai, nes sudėdis, tam bus tas pašaras, jėdė ir atrodo, tie miltai velniai žino, kur subirs, kada ras, kada suės, o dabar iš tikrųjų, nežinau, visai neblogai. Tai kadangi dabar kelias dienas rodo lietų, tai kaip kas kokie darbai neaišku, tai ties to ir baigsiu video. Ačiū, like, subscribe ir iki sekančio video.